Mes esam grupė OnTrap, esam iš Plungės, esam užsispyrę Žemaitę. Tai noriu supažindinti su mūsų nuostabia komanda. Manimi Mindaugu Girdeniu, Vilte Kupšyte ir Liepa Rimkute. Mūsų pavadinimas išvertus iš žemaičių tarmės reiškia kitaip, netradiciškai, išskirtiniai. Tai Plungė yra gan mažas miestas, bet yra tikrai nemažas, kaip muzikoje, yra tikrai talentingų vaikų bei suaugusiųjų ten ir tikrai labai Didelis kultūrinė prasme. Taip, ir mes visi esam muzikantai. Tai mes ne tik grojam, bet ir vedam renginius, aktyviai dalyvaujam mokyklos veiklose. Man ir turbūt ir jums yra kažkas vau čia dalyvauti, čia sėdėti ir būti. Kalbant apie mūsų komandą, tai pirma, mes esam žemaičiai. Tai nereiškia, kad mes esam kaimiečiai. Antra, jūs pajusite daug juoko, mes esame pasiruošę. Argi nepatiktų, va tokie va gražūs, jauni paaugliai atėjo tokią fainą laidą vestumėm. Ką norėtume pašnekėti ir ką norėtume jums parodyti, tai kadangi mes esam muzikantai, taip, lankomės koncertuose, galim nuskambės keistai, bet labai mėgstam klasikinę muziką, grojam visokius Chopinus, Mozartus, Vivaldžius, Paganinius ir panašiai. Mūsų galbūt kaip ir tikslas būtų įnešti naujų spalvų, sudrumsti tuos visus vandenis, parodyti, kad tas visas menas, kad ta visa kultūra, kad jinai gali būti labai įdomi, labai graži ir nebūtina maištauti, nebūtina nusižengti taisyklėmis, nebūtina savęs žaloti kai kuriais dalykais negerais. Visi esam skirtingi savo dalykais. Bet kultūra ir muzika, mus iš tikrųjų sujungia. Ir nemanau, kad mus vienus. Ir žiūrovus, ir jūsų draugus. Ir tikimės, kad balsuosit už mus. Turim mes tą tokią kitokią spalvą. Mes visi nelabai pritampam prie tų, savo bendramžių ir panašiai. Tai turbūt tiek ir norėtumėm pakviesti mūsų svečią, turinio kūrėją Airę. Sveiki, Airė. Malonu su jumis susipažinti, tai prašau prisistatykite, kas jūs esat, kuom jūs užsiemat ir kas jums patinka. Aš esu Airė, taip galima gal pasakyti, turinio kūrėja ir aš labai mėgstu dainuoti ir kurti visokius menus. Tai gerai, nusikelkim į jūsų vaikystę. Koks vaikas jūs buvote vaikystėje? Buvote, pametusi galvą, maištinga, ar buvote rami, gera mergaitė? Pasakyčiau, buvau ir tokia, bet gal labiau rami, nesipriešindavau, nemaištaudavau. Jo, kažkaip visą laiką būdavau ramesnė turbūt, bet kartu ir energinga, nes labai daug tokių ir sportinių veiklų turėjau. Tai pasakyčiau miksas tarp to ir to. Tai dabar aš, kaip žinau, visi žmonės išsiskiria kažkuom, nes visi nėra vienodi. Tai kuom jūs išsiskiriate nuo žmonių? Įdomus klausimas. Nežinau, galbūt stengiuosi būti natūrali ir nepasakyčiau, kad labai išsiskiriu iš kitų žmonių. Bet sunku labai atsakyti šitą klausimą, neįsivaizduoju kuom. Šiaip aš manau, kad mes ganėtinai visi turbūt kažkom panašus, bet nežinau, gal tiesiog, kad meniška asmenybė esu, turbūt taip pasakyčiau. O kalbant apie Lietuvą, jūs, kaip ir mes, gimėte laisvoje Lietuvoje. Taip. Taigi, koks jums jausmas tarti tą lietuvišką žodį iš kitų kalbų? Versti dainas į lietuvišką kalbą. Man be galo patinka lietuvių kalba ir labai didžiuojuosi, kad esu lietuvė. Mano mama ukrainietė, bet visą laiką kažkaip puoselėjom tą lietuvių kalbą ir lietuvybę ir taip toliau. Ir tėtis mano labai patriotas yra ir, žodžiu, mes visi be galo mylim Lietuvą. Ir tiesiog labai gera būti joje ir skleisti žinią, kad lietuvių kalba yra visgi be galo graži kalba ir mums reikia visiems ją mylėti. Jūs dainininkė. Ar grojate kokiu nors kitu instrumentu? Ir jeigu galėtumėte pasirinkti kokį nors vieną, tai
koks jis būtų? Aš pasirinkčiau, šiaip nemoku groti gitarą, bet labai norėčiau išmokti. Tai turbūt pasirinkčiau išmokti groti gitarą. Ar moku groti? Tai moku groti tik ukulelę ir truputėlį pianinu. Netobulai ir tikrai negerai. Norėčiau geriau mokėti pianinu groti. Ir ką čia dar galima būtų fainai išmokti? Gal kokią fleitą dėl įdomumo tiesiog jo. Tai kadangi mes vis tiek pradėjom kalbėti apie muziką ir muzika yra labai glaudžiai susijusi su kultūra, tai man labai būtų įdomu jūsų paklausti, koks yra jūsų manymų visuomenės požiūris į regioninę kultūrą ir joje kūrenčius menininkus. Aš neturiu omeny tik tais dailininkų ar drožėjų iš medžių, turiu omeny ir muzikantus. Aš net nežinau, kaip atsakyti šitą klausimą. Neturiu turbūt tiek daug išminties šitoj temoj, net nežinau net ką pasakyti iš tikrųjų. O kaip jūs atradote save? Kaip aš atradau save, dar nepasakyčiau, kad atradau save. Aš dar vis ieškau savęs ir man nėra labai daug metų dar, tai aš tikiu, kad bus labai dar prieš akis ilgas kelias atradimo savęs, tai nepasakyčiau dar, kad aš pilnai save atradau, bet tiesiog stengiuosi save atrasti per minus kažkokius jo. Ar buvimas LRT redaktorė buvo jūsų svajonė, ar nežinau, ar apie tai galvojate, būdama dar mokyklos suole? Ne, niekada negalvojau, kad norėčiau būti skaitmeninio turinio redaktorė, bet man visą laiką patiko socialiniai tinklai ir visokie tokie dalykai, tai tiesiog buvo smagu, kad galima suderinti savo hobius ir su darbu. Gal tiek šiam kartui iš mūsų. Ir ką mes norėtume padaryti? Norėtumėm jums labai padėkoti. Taip. Kad atvykote, kad su mumis bendravote, bandėt atsakyti mūsų sunkius klausimus. Jo, labai sunkus buvo klausimai. Norėtume padėkoti užkulisių komandai ir norėtume padėkoti jums, kad jūs žiūrėjote šitą video. Tai kaip mūsų kraštietis Paulius pasakytų, paspausk laiką, parašyk komentarą, pasidalink su draugu ir ne su vienu, o su kelias. Tai labai jums dėkojam ir tikamės dar susitikti.